Sveiki atvykę į automobilio apžvalgą. Čia matysite pačią šauniausią automobilį šitame pasaulio žaidime. Šis dalykas, ką aš dabar pasakysiu, liks tarp mašinos ir savęs. Šitą mašiną aš pirmiausia turėjau galvoti, ar apsimoka pirkti. Ir šiaip pagalvojau, labai spraktai pagalvojau, plačiai pagalvojau, kad šitą mašiną vadinasi, dabar prieinam prie jos ir jūs matote BMW M2. Šitą mašiną pirkta už tokią didelę kainą, pasakysiu, 2 500 000. Jūs tai neįsivaizduojat, kokia didelė kaina. Bet už šitą kainą, ką jūs gaunat, už šitą mašiną, jūs galite važiuoti į miestą, galite važinėti, lenktyniauti su ją. Bet dar nepaslėpsiu tokį dalyką, kad mes dabar, kaip tik dabar aš neku jums ir sakau, kad mes važiuojam iki tilto ir testuosim automobilio greitį. Šis dabar dalykas labai yra svarbus automobiliams. Kad jūs nusipirkę patį naujausią mašiną žaidime, jūs turite sužinoti pagrindinį dalyką, kam jinai bus tau skirta, kur jūs naudositės tas mašinas ir taip toliau. Kitas dalykas, labai svarbu, kad šie mašinų automobiliai būtų kas vienas kartą paruošti naudojimui ir važiavimas kelyje. Kitas dalykas. Svarbu tai, kad jūs stengiatės padaryti taip, kad mašina lėktų ant didžiausio greičio. Jūs tai turit pagalvoti patys. Ši mašina verta ir dėmesio. Šitą mašiną, kur mes bandomės, labai rimta. Ir negalvokit, ne šiaip čia yra viskas daroma dėl jūsų žiūrovai. Žiūrovai, kreipiamės tiesiai į jūs. Jūs esat mūsų pagarba. Esate mūsų kolegos, kurie jūs priimat mano video, kurie jūs laukiat ištisus metus naujausių video. Ir aš noriu atsidėkoti, kad prenumeratorių skaičius yra 2 paaugęs. Nes čia dabar, šitame kanale, ir lauksite ir kitų pokyčių, kuriuos aš dar artėjant laiku ir pasakysiu. O dabar mes ištiestosim automobilio greitį ir jūs matysite ekrane. Nu kągi, tai dabar to suskaičiuosim. Nes pasiruoštai. Tai dabar palaukit. 3, 2, 1, dėmesio. Startas. Nu kągi, mašina jau važiuoja, mes per tą laiką dar kalbam. Šitą mašiną testuojamas greitis nuo tilto, todėl, kad įsitikinti, kad mašina yra puiki. Ir vertinimo balais bus tik priklausys žiūrovai nuo jūsų. Tai kad balsuokite už šitą mašiną pačią naujausią, o kitoj medžiagoj balsuosite už kitokią mašiną. O ten kitokią mašiną aš tik paliksiu tokią didelę paslaptį ir niekam tai nesileisiu. Tai va, pagrindinis šios mašinos dalykas yra tai, kad šita mašina visiems patinka. Kaip pasakius lietuviškai, medas prie medaus. Prilipus prie medaus žmogus su mašina tokia. Tai aš noriu pasakyti, kad šitame video, kad kuo daugiau laikų mes surinktume, kuo daugiau balsavimas būtų aktyvesnis ir balsuokite visada, kiekvieną dieną. Tai kągi, linkime geros dienos ir pasimatysim kitą kartą.